sugrįžome į vlogą. Nepatikėsit, bet neplanuotą startuojam susiję anksčiau. Buvo priimtas sprendimas pakeisti žodžiu lokaciją. Dėl to, kad nekaitinti pečiaus. Matysim, kaip čia seksis auginti, nes šilumos bet šviesos, kaip matot, dabar yra 4 valandą ir vis dar tiesiogin saulės nėra ir kol kas ir nebus. Vis tiek reikės kažkam galvoti dėl apšvietimo. Va, jau ir šiltnamiuks viens pastatyti. Kol kas dabar palongs, po to matys, nes šiaip, nežinau ar žinau, bet prie palongs augalam augti ne vis laikį gerą, nes prolongus ein šaltuks. Čia įsikūriau darbo stalą. Pasidėjau, ko šiandien norėčiau pasidaryti, tai va vidrynų sukišti. Jau laik sėti ir pelėžirnius, bet pelėžirniam nepasėmiau gilių daigyklų. Dar norėčiau pabandyti kelis pasisėti pelėžirnius į tom sraigių vadinam, tai matysim. Sraigūnis gal pasisės, suruolės ir va dar atsivežiau stratifikautus, kas čia pentiniai, man atrodo. Vandens imsiam iš lauką, snyks. Turbdom. Substrats bus tas naudojams. Šiaip labai norėjau išbandyti naują receptuką. Mačiau užsienį. Linos žymitoj vloger. Tai konan dar anasėjo substratą durpę. Čia beje, aišku, jau ir su MPK ir kitas mikro ir makro elementas. Bet anamaišton, aš esu susirašusi receptūrą su vermikulitu, negavau vermikulitą, nei telšiaus, nei plungeriai. Tai, žodžiu, agroperlitą pasimėjau. Maiš su krauju miltas, su žuvų miltas. Nu, ten tokį labai mažą tų visų kitų priedų, bet, žodžiu, pasidaro tokį mišinoką. Ir man parodė eksperimentą, ką atrodo daigą auginti paprasto durpę, va tuo, jeigu mes tik tuo paimtumėm, ir tam mišinį prieš ir po rezultat žiaurė ir kitoks. Bet vėl, gauti plungiai telšiaus kaulų arba kaulų miltą ir kraujo miltą, nu, šiuo metu jį katastrofiškai sunkiai. Nu, tai dabar pasiruošėm substratą, tai, kaip jau sakiau, durpė, šiaip tai durpį labai gera. Šiaip buvau dar sulėdėjusi, dabar atsiledat, jam tuk netgi drėgna išsais atrodo ir tur šiek tiek maist medžiagų. Tai, ko dar padarysim, bersim agroperlitą. Šiaip labai priiman vermikulitas pavušką, bet buvau parašyti, kad agroperlits. Šiaip praeitas metas naudojau labiau vermikulitą. Nežinau, on gal unsa labiau patink dėl to, kad aš daug anu naudoju ir ant viršaus, bet neužberu. Ir tam tikras jėvas, kurių negaliu užberti su žemėm, tai šau naudoju užberimu. Tai ons man labiau patink, nes kapurškių vondenį ons mažiau laks. Tas svarbus su vedrynas, kan sudinam padėklų su skilutėm, ba kažkokiai tokiai. Turėtų būti čiut gilesnė, tas tai toks išbėdos dar. Tai pasiem tom su skilutėm ir dar veina, kad, nu, kalaistymo būtų. Nes vidrynam reikia tik tą, kad viršūnėlis pasidengtų gilę nereikalų, tai ko aš dedu posį, turbūt. To padėklą. Pas mus klimat ons reikia išdaiginti, nes aniai žydėjimo reikanom visesnių temperatūrų, tai jeigu mes ons pasadinsim tik, kad nutarp sneigs, ir aniai pradės žydėti jau, nu, nepradės žydėti hietan, nes bus puto per karštą. Tai man vidryną pačios kasti. Praeitas metas pirkau šaknelį ir šiais metas pasidauginau. Čia vaizidėjau rūžo etiketį, nes čia yra veislė pink. Ai, bet mums reikia pamirkyti vandenį. Ok, Kate's plans. Jam dabar sumėsiu šans į vandenį ir šiaip reikėtų kelis valandos. Nes aniai putų atsiskir dar labiau, nes čia va ir pažiūrėlis šaknėlis. Pradėsim nuo kinmičių ir dabar aš supildžiau dagyklą tom pačiom durpėm ir vermikulitu. Ką darau, tai labai švelniai paspaudu. Nėra per daug paspaus, nes kuo labiau sutrumbuosiam, tuo drėgmė. Sunkiau kils ir šaknis sunkiau vystysis. Šiaip užsiknisau, nebetsimų, kaip aš virtis matas jau, nes niek nenumatyti, ko rį pasietą ir atsijai laik su pištuku arba tau daiktų, nes kas užlapint sėklą gerą prikim, bet kai pridėt prie paviršiaus, ta sėkla apsižemin ir tu neapsibrant, ar palaika sėkla, nepalaika. Tai dabar sulaistau, kad jeigu kažkurį sėklą kada nors nieks neišpūstų ir ana būtų plojus, kizaliks pamiršau pasakyti, kad substratą reikia sudrėkinti prieš dedant į daigyklą. Bet kadangi pas mus gan drėgnas, buvau sulėdėjęs, tai matyt kažkiek drėgmės
palaiką, tai aš tiesiog jau sudėjau į dagyklą ir dabar tiesiog aplieju. Čia, kadangi tų sėklų nereikia užberti, tai, tai va, ir dar kartą sulaisto. Nesaniai prisigeria drėgmės ir kada čia pradžiūs viskas, o tikėtin gan greit pradžiūs, nes patalps ir šiltas, tas agroperlits atidaus savo drėgmę. Kinmeti. Ir dar išbandžiau soil block ir tur žaislėn suruolis pasėjau, tai nežinau, kaip čia gausies. O dabar vedrynus, tai šį kartą dar tunkiau sudėjau. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 und 6, tai 30 vienetų. Ir taip daug prisidauginau, kad žiūriu, kad gausias čia, o ne 3 padėklą. Nu tai va, reikės, nežinau, nebetur tų, kur sudinti, jau čia nepamirks iki rytojus, gal niek neatsitiks anim. Tai va, ir dabar tiesiog užbersiu žemę. O, čia tos labai šlaps, nes tam blokeriau reikia labai tokį varovantį netgi. Na, bet, žodžiu. Gal nesupūs, reikia tikėti. Parins maist, norėčiau skaityti daigyklo, bet nežinau, ką privardyti. Vakar aš ryt susivoktu faktą, kad kon aš pasijaučiau už vakar, nes vakar nebuvo reikia dar pažiūrėti, ir perdžiuvint, pasilaistyti, jeigu perdžiuvint, kad nesusimaišiau biohumusą. Aš jums sakiau, kad aš noriu pasidaryti ant super duper mišinokai, kurio nienu. Dorpė, kompost, kraujų miltai, kaulų miltai ir kelpaks kažkas taip. Pradėjau googlinti, ieškoti, tai vos ne kraujų miltai ir kaulų miltai yra per daug koncentruoti daigam, tai labai reikėtų dėti mažą, aš šalmų negavau, tai vapšė nedėsiu, galbūt kai persodinsiu va jau daigelius į didesnius vazonėlius, va tada pamaišysiu. Sužiūrėjau, taigi biohumusai nedėjau. Tai žodžiu, bus eksperimentas. Vieni vedryną bus pasodinti tik į durpės su agroperlitu, o kiti bus su biohumusu ir galėsim pamatyti. Tai va, tai durpę naudoju, agroperlitą ir va ton biohumus ant šiap labai reibus. Durpių labai daug, tada paviršių užsipildžiau agroperlitų ir va por savo įdėjau tuo, bet ir tai čia jau žinokit gan daug. 2 dienas pragulėjau man vedryną tam vedrą, tai nežinau, ar bus gyvi, bet manau, kad bus gyvi. Visk, žiūrėkit, saus. Ko norėš kambar temperatūro. Tai dabar jau čia reikės per viršų, bet reikės ir apač įlieti padėklus, spaudiklių padaryti. Tai čia susijau suruolės, bet čia dar reikia patobulinti techniką, nes sugrūn kai kur. O čia va vedryna. Nu va vedryna, kur sušlapė, dorpė, itin šlapė, kur čia naudau apdėjau, tai žiūrėkit ir neperdžiau. O užsimirkiau baltus vedrynus ir kol mirkau, žiūrėkit. Viens tas šiltnamiuks jau pastatyts ir užimts. Ir čia koks geras dalyks, tai tos lentynas su šiltnamiukos. Aš pas man senos į tokių labai keistų formų, dėl to, kad aš ant surinkinį iš atsarginių detalių, bet pavyzdžiui ir klėtelė šiltnamiuką, kur va ir toks detalės ir tvarkingas susirengsiu, bet tokias metalas, aš jau ant naudoju, kai kuris jau 3 sezonus, pradėjau su arbūzas ir faina, kad jį toks apsiaus dar įsidėt. Tai man dabar labai gera būti su to apsiaustu, bet aš va iš atsarginių detalių susirinkiniu. Nes ir tada toks šiltnamiuks, čia užsidė toks togėlis ir užsidė toks maišas, užsitraukat ir ten pasilaik drėgmė. Ir nereikia kiekvieną dieną laistyti, va ką, pavyzdžiui, munčim buvau pradžiuvint, tai aš jau turėjau atvaryti laistyti, ypatinga, kas nu mūsų augai žiaurą gerą ir mačiau dar ir kelti į šiltnamį. Dar į fainį šiltnamį, tai mega didel, tai aš žiūrės, gal čia va pasistatys ton mega didel šiltnamį, nes tada išvis patogia, kad nereikia netraukinėtų, kad patalpėlį į pažįstam nusipirkint ton šiltnamį po sezonų naudo batam susidėti ar daiktam, o kad ten sezonas iškraun ton lentyną, net nearda ir susideda daigus. Dar parsivežiau valempo. Preit sezoną bandžiau, tos tai visai nieko, gal ten tos jau stelėjom nelabai patek. Tai irgi dar kol kas nekabin, nes nėra daigų, bet kai bus daigų, jau čia pasikabinsiu. Kol markst vedryną, aš pasisėsiu pelėžinius. Šias metas turiu kelius savo susirinkęs eisis, bet man atrodo prieš madalką, tai neaišku, kas užaug. Ir turiu rūžavą ir melsvą. Praeitas metas turėjau visokių ten mundrų šustrų, bet rūžavį ir violetinę buvau kažką pirūgis geriausia, ir išryšinų pukštus padaryti. Tai jokių mundrų nepirkau, bet dėl to, kad su pelėžinės ir tiek, kad man anei fainė, kad neįjungstyvi, fainė, kad neįkvep, bet trumpi kotelė pukštelis nepadarys dėdelis, tai čia dėl sais pasidžiaugimo ir padėkliuks, čia keli.
Tada ir ta tokį su skylutėm labai fainė. Ir tada dedas va tokį va, čiučiut gilės, einate susispaud. Ir čia susidedant ketvirtą prisipildau gan tokį drėgną substratą. Jau šį kartą pasimaišiau su to biohumusu. O su pelėžernės, kodėl jums įsijėm, nes jie yra šalčio smėgėję. Tai ant tikra vienas pirmus išsodinsiu. Šiaip labai fainas tas toks įrankis, aš nežinau, iš kur man turiu. Žodžiu, čia tokiam skylutėm padaryti, bet ons reikalingas tik ta didesniems sėklom. Sėklas tai pelėžernių dėdelis, tai labai paprasta sėti. Tai va, po vieną sėklelį dedu. Nu tai va, tai žodžiu, sėti visi mokat, manau. Aš nežinau, ar aš kartuosiu su, aišku, komentarus būna, visą laiką pasidalinu, tai pagrindinė klausime, kom pasėjau, kokiais veisas ir taip toliau, tai dėl tų veisų gal nebent parodyti, va. Rūža vyra Spencer, praeitumėt bandyti labai patik. Dar su pelėžernės koks dalyks yra, kadangi ir šaltesnį klimatas, anim nereikia tik šilumos. Ir aš dabar nežinau, kur šans, gal kol sudyks, aš šans laikysiu čia bendro patalpo, bet po to augimo aš galvoju jums išnešti kažkur pridoro, kur bišk šalts bet, na, aš netiesiogiai, kurį tiesiog visesnė temperatūra, nes jeigu bus labai šilta, nei labai išstyps ir nebus tvirti daiga, kas mums buvo praeitas metas, tai aš praeitas metas gan unkstai ant išnešiau į šiltnamį, nors laukda buvo šalta, bet šiltnamį tai visai normali temperatūra, ten būtų labai gerai sustiprėję, nes daigyklo buvo man išstypę. Kadangi turbūt jau žinot, kad labai mėgstu žuveinius, tai šias metas daug skirtingų veislių užsisakiau, bet neatkreipiau dėmesį, kad visų veislių ten yra vos po 20 sėklų. Tai galvoju, gal, kad nerizikuot, pradedam ankstyvesnis, jie šiaip juokinga, nes dabar žlongo belį keiksning. Tai pasisėsiu va į smulkį daigyklelį, su mintim, kad išpikiauti. Jau sėdžiu veinius ir jau tūs kaip kokio operacinėje. Aš nebetsim, kaip aš praeitas metas sėjau vanus. Buvo turėt, kad aš neturiu taip mažą sėklų, aš tiesiog turėjau veinį pakėlį, kur buvo daug sėklų ir tiesiog pabėriau daigyklą. Nes aš būčiau atsiimins, jeigu aš būčiau tai apsėjus, o dabar ką apsėjai, nu žodžiu, parodys, galėsit pasijaukti išmonti, nes kitų būdų ne. Apsižėmin visą krans. Tai turiu va, maišiok su 20 sėklų, kaip matot, sėklų baig net nesimat. Tai pasėmiau kažkokį šviesesnį maišioką ir bandau susikratyti tą sėklą. Šio etiketį svarbiausia įsidėjom. Ir dabar labai juokinga, nes naudoju tom patį įrankį. Šiaip su pirštu gali tom patį daryti. Susišlapinu, nes matyt kažkas įsielektrina. Nu ir tada pradedam. Dėliuoju, kadangi baig net nesimatai, stengus labai švelniai tik priglausti. Nu toks operacinis darbas visiškai. Pamečiau sėklą. Sieju ir kažkaip nepasitik to vis procesus, tai jau matau, kad jeigu čia ir tik ta 20 sėklų, visas nesudygs, dar vienos veislės, dar garantuota kažko numarinsiu eigo. Tai čia geriausia atveju, jeigu aš turėsiu vienos veislės po 10 daigų, tai aš sakyčiau, čia bus labai geras rezultats, bet man neužteks, tai dar daiga neaišku vis prigys. Tai jau matau, kad aš čia gavau, kas čia žiūvėnių, ojojoj, kiek daug turiu, bet tiesiog reikės varyti kletėlį, pasiimti paprastų sėklų. Nu ir melstis, kad čia nežinau, kiek tų daigyklo gausias, vienas tas pakėlstas 20 sėklų, aš neatsimenu, 2-3 eurų kažkur liktai kainavo. Tai čia bus labai prabangi daigykla. Čia, ką matot, čia ir šviežiausia pasėta. Lagūrai, sagutės, nu tai čia sausia gėlės, šalavijas ir sausvirbė, tuiknauja labai panašiai į šlamutį. Ir kol aš noriu pasisėti, atsivežiau raguolių ir pentinių iš šaldytuvo, tikus jau spėjo susišaldyti. Ir atsivežiau, kadangi nevažiavau į kaimą, į senųjų daigyklą, neatsivežiau gilių vazonų tým pelėžerniam, tai mačiau vis dar tas raigis. Elektrėjinis purkštovas ir, žinokit, nuostabus dalyks. Tai jeigu jau perkat purkštovą tai ir turi daug daigų, tai gal geriau pasitaupyti va tokiam va. Mums nebrangs, nurodos gal 20-30 eurų. Su elektriniu labai gerai, kad rungs nepavargs ir uns labai smolki dolksna. Tai netgi man agruperlits neskraid, nesu tas, kur tu čik, 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 daratai, viskas iš karto išskraid.
Ką darys konfraigėdavo. Tai jau pasidariau, tai kirmelaitį. Tai maunu surinkti, tai kažkur pabėrs, o čia va tukai va. Tai va, tai viršau maždaug por centimetrų nuo viršaus. Tiek padėliuojam. Šiaip labai fainai. Kas suvokas dar, manau, turėtų būti. Pombauna gal tiek padėsiu dabar. Tai va, tai dabar turiu pentinių ir turiu raguolius. Tai pabandysim antrus raguolius užkasti žemėm, kaip sakiau. O pentinijus darysim pagal instrukciją, neužkasinėsim po žemėm, bet nemirkysim, nes tiesiog taupant laiką. O, bet čia nedaug siekų. Tik tiek siekų, tai čia mums per didelį daigyklą. O, čia daug siekų. Tai šitą daigyklą tada siesiu raguolius. Tai va, koks principas, užsipildau paletį tom pačiom žemėm. Pala, raguolius reikia užbėrti. Jo, raguolius reikia užbėrti. Tai vadinasi tiesiog su to pačiu. Iškrat sieklas. Bliam, iškrat. Saudam, iš kur nors ras. Kur. Tiek mažas sieklai dar pridrapščiau. Žodžiu, pasidarysiu skilait, subersiu, kadangi daug sieklų, tai netaupysiu ir užbersiu ir vėl neštum per durko ir visiau. Nebuvau dvidėjins ir jau pirmų daigų tai parodęs, vėliau su vlogu, bet buvau reikalų su Garden Moon naują kolekciją. Žiūrėkit, jau kai ką turiu ir naują, tai bišk tiek atidėti vlogą, bet tikus, kad vėlaus tik tą savaitę. Pasubscribinkit, palaikinkit, parašykit komentarą, ko jūs jau pasisijot, ką pas jūs situacija ir pažiūram, ką dabar jau turut pirmieji daiga. Pirmieji daiga, žiūrėkit, jau turim vidryną vieną kartą. Čia daugiau nieks, čia tik žvengiau už to padėklą, čia irgi balti vidryno, bet žiūrėk daigelę ir man toks jausmas, kad čia ir balandas gal užsisiejusius tiep. Irgi va, tai bet aš nežinau, ką panašiai galėjau užsisėti, nebent parsinešiau su šaknim, buvau žemių ir sieklų. Tai va, gers požims kaip piktžolis plint. Čia dar nieka, su ruoliu va turėjom keletą smulkių daigę. Čia va yra lagūrai, šiaip daug susižydž, kažkodėl pasisėjau unkstai, nežinau kodėl, sagutės, šie unkstai tus, kurių nesusijus, nes nežinau, kiek dyks, šalavėjai, prieitas metas nieks neišdygo, šias metas žiūrėk kaip gerai, ir sausvirbė, ir puikiai. O čia va, katė žolė, šiaip gan senas sieklų turtai, nežinau, čia kažkas gausės. O aš varau toliau sėt ir kon toliau sėsiam, tai jau parodys kitam vlogui. Tai va, iki.